Sveikučiai, sveikučiai, mokymai komandai, ruduo, naujų startų metas. Aptarsime, kodėl būtent ruduo yra geriausias laikas tinkliniame marketinge. Praktiški patarimai bus, veiksmų planas, užduotys ir mėnesio iššūkis. Taigi, kaip mes dirbsime jau pradedant nuo rugsėjo mėnesio. Kodėl ruduo? Kodėl mes sakome, kad ruduo yra pats geriausias, darbingiausias metų laikas mums? Kaip medžiai keičia lapų spalvas, taip ir mes galime keisti savo gyvenimą. O čia mes atėjome tam, kad norime keisti kažką savo gyvenime. Ruduo taip pat yra ramybė, susikaupimas, taip ir mūsų mintys nurimsta, mes dažniau susikaupiame, tie, kurie ieško irgi naujų galimybių, taip pat žmonės rudenį tampa ramesni, galbūt daugiau susikaupę ir ieško tų naujų galimybių. Ruduo, taip pat ir spalvos, įvairovė, taip ir mūsų mintys gali būti įvairios. Ilgėjant vakarams, tos mintys tikrai ateina didesnės, daugiau tų minčių ir kaip rudens spalvos, taip ir mūsų mintys. Ruduo tai nuotaikų kaita. Tai mes tikrai žinom, kad rudenį temstant arba šaltėjant orams arba lietui lyjant, mūsų nuotaikos keičiasi, mūsų nuotaikos nostalgiškos, depresiškos galbūt. Na, o kai išlenda saulutė, kai mes dar džiaugiamės saulutė, vėlgi galime tas pagauti nuotaikas džiugias. Ruduo tai švenčių laukimas, kaip nekaip jau prasideda kalėdinių švenčių laukimas, tikrai dauguma žmonių pradeda net jau nuo rugsėjo mėnesio ruoštis tam. Na ir kitos šventės, tai ir rugsėjo 1, ir lapkričio šventės, kada mes einame aplankyti mirusiųjų, ir rudenėlio įvairios šventės, ir, kaip sakiau, kalėdinių švenčių jau laukimas. Taigi tą laikotarpį mes galime išnaudoti tam, kad rasti daugiau klientų arba netgi ir verslo partnerių savo komandai. Kodėl ruduo pats geriausias metų laikas mums? Taigi žmonės sugrįžta po atostogų, išleidę pinigėlius ir ieško naujų galimybių, kaip papildomai uždirbti. Ilgėja vakarai, o ilgėjant vakarams mes dažnai turim laisvo laiko daugiau ir arba skaitom knygas, arba užsiimam savo hobiais, arba tiesiog einam į socialinius tinklus ir čia, ką žmonės atranda mūsų skelbimus, kurie kviečia prisijungti. Prisijungti arba uždirbti, arba į draugišką bendruomenę, arba pardavimai susijimti, arba savo pirkti, arba dar kažką. Tai žmogus tiesiog pagal skelbimą atranda savo tinkančią veiklą. Rūpintis pradedam sveikata, vaikų sveikata, namų jaukumu ir šilumą, kadangi daugiau laiko atsiranda mums namams, mes norime sukurti jaukią aplinką, tai čia mes galime, turiu minty, galime parodyti žmonėms, kad turime ir sveikatos produktų, ir namų jaukumui, tai yra mūsų namų kvapai, eteriniai aliejai, mūsų kava, kuri taip pat suteiks namams jaukumo ir šilumos. Ir pradedam ruošti šventėm. Žmonės pradeda ruošti šventėms, tai jau ir mes galim pagalvoti, ką mes galėsim pasiūlyti. Ir strategijos darbui. Pirmiausia, ką mes darome, visada tai pasirašome tikslą. Jei dar to nedarėte arba nepasirašėte, tai būtinai padarykite jau šiandien, nes aiškus tikslas tai nuves mus į rezultatus daug greičiau. Kelk savo didesnius tikslus, ne tik tai, kad uždirbti 100 ar 200, rašom daugiau, keliam savo didesnius tikslus ir nebūtinai mums mažiuką tiksliuką pasiekti. Kada bus tikslas didesnis, mes mažais žingsneliais, siekdami mažų tikslų, ateisime ir iki to didesnio tikslo. Komandinis tikslas turi būti, ką mes kartu su komanda pasiekti norime. Ir asmeninis tikslas, taip pat nepamirškite savo asmeninių tikslų.
Galbūt tai kažkam nuvykti į spa, pasilepinti, galbūt kažkam masažas, galbūt kažkam save pagražinti, palepinti, kažką nusipirkti. Sau, asmeniškai sau, kokį turite tikslą, taip pat pasirašykit. Kada mes turime jau tikslus, pradedam planuoti. Planuokime kasdien, tarkim savaitei. Turim išmokti arba tokį įgūdį turėti, kad sekmadienį, tarkim, atsisėdus susiplanuoju aš savaitę į priekį. Ką aš susirašau? Visą laiką žinom, kad toj savaitėj kokie yra pas mane vizitai, galbūt pas gydytoją, dar kažkur nueiti, kažką padaryti, kažką suplanuoti. Viską susirašome, kokią dieną, ką aš veikiu, savo asmeniniai įvairiausi suplanuoti dalykai, ar tai vaikus į būrelį turiu nuvežti, ar į mokyklą, ar kažkur dar. Žodžiu, viską susirašom ir paskui kiekvieną dieną mes tuose tarpuose, kur aš galiu, ryte, vakare, per pietus ar kokiu laiku laisvu, aš taip pat įsirašau, ką aš veikiu su kompanija, ką aš veikiu šioje savo verslo kūrimo kompanijoje. Toliau, būk pastovus visada, laikykis plano ir būk pastovus, stengiamės laikytis plano, tai yra, ką aš suplanavau, tą ir padarau, jeigu man nepavyks, aš galiu nukelti į kitą dieną arba net į kitą savaitę, tačiau būk visada pastovus, visada mes turime dėti, matomi turim būti socialiniuose tinkluose, dėti storius, postus kasdien ir disciplina, tam turi būti disciplina. Disciplinuok save. Pasakyk savo, kad aš kasdien turiu padaryti tą ir daryk. Veiksmai. Va čia prasideda mūsų įdomiausia dalis, kai mes turime ne tik tai planą, tikslą planą turėti, bet dar ir įgyvendinti, tai yra imtis veiksmų. Kasdien mes turime veikti, nes ką aš darau šiandien, man atneš rezultatus ateityje. Ką aš dariau kažkada, man jau dabar ateina rezultatai. Kažkas kažkur mano skelbimus pamatė, kažkur kažkas prisiminė mane, kad mes bendravom, atrado ir įrašo man šiandien, kad aš radau skelbimą, kad aš bendravau su jumis ir noriu, dabar man šiandien įdomu sužinoti apie jūsų kompaniją. Tai tie veiksmai, kuriuos mes darome, kuriuos darėme ir darysime, jie ateityje mums virs į rezultatus ir atneš mums rezultatus ateityje. Ir vėlgi komandiniai veiksmai, pagalvojame, ką mes komandoje galime. Tai gali būti bendri laivai, gali būti bendri video sukurti ir taip toliau reelsai, kuriuos naudosime komandoje, ką mes ir darome maždaug dabar. Taigi, tikslas ir veiksmai. Ir išskyriau aš tokius 2 tikslus, tai yra komandos kūrimas ir pardavimai. Kai kas dirba tik su komandos kūrimu, kai kas dirba tik su pardavimais, kai kas apjungia abu šitus tikslus ir kartu daro viską, kad būtų dar didesni rezultatai. Taigi, kalbant apie komandos kūrimą, pagalvokite, kiek naujų verslo partnerių reikia į komandą, ir kiek naujų pakviesite, kiek turėsite jau, sakykime, rugsėjo mėnesį. Išnaudojam visas strategijas. Tai yra ir gyvos prezentacijos, gyvi pristatymai, susitikimai, skambučiai, skambinam pažįstamiem artimiesiems, paimam savo sąrašą kontaktų, pereinam pagal kontaktų sąrašą, paskambinam, parašom ir taip toliau. Ir taip pat socialiniai tinklai. Kasdien po 2-3 kontaktus mes stebime, žiūrime, like, komentarai, užvedam pokalbį, pakalbinam. Jeigu mes kasdien su 5 kontaktais pabendrausime, tikrai rezultatas bus ir mūsų komanda augs. Kalbant apie pardavimus, tai yra visiškai atskira tema. Pirmiausia, pradėk naudoti produktus pats. Pats toksai svarbiausias momentas, svarbiausias žingsnis yra naudoti pačiam. Ir ką naudoji, pasidalinti to produkto nauda, rezultatais, su emocija,
parodyti skelbimuose, grupėse ir taip toliau. Toliau grupėse įvairiausiose. Prisijunkite prie grupių kasdien, prie naujų grupių, kad galėtumėte matyti skelbimus, kur žmonės ieško galimybių, žmonės ieško kažkokių produktų, žmonės pasako, kokia pas jį problema ir mes atrandame produktą, iš karto prisimenam, kad pas mus yra ir galbūt net aš pats tokią problemą turėjau ir susitvarkiau. Iš karto dalyvaujam tuose skelbimuose, iš karto dalyvaujam tuose pokalbiuose ir parašom komentarą. Gyvi pristatymai, gyvos prezentacijos arba online pristatymai, online prezentacijos, video darymas, kur mus žmonės mato, kur mes norim apie produktą kalbėti ir tokie spontaniški, paėmiau kamerą, įsijungiau ir darau. Tai gaunasi daug geriau, negu kad, sakykime, suplanavau, kaip čia aš padarysiu, kaip čia aš įsijungsiu, kaip čia aš tą produktą parodysiu, iškelsiu, kokiu kampu ir taip toliau. Tiesiog kyla noras, einu gerti ar vitamino, ar teptis kokį kremą, ar daryti makijažą. Man užėjo toks noras, kad noriu įsijungti kamerą ir parodyti, kaip aš tą darau. Viskas. Padarau video, įkeliu, papasakoju, kitas stories gali būti apie tą produktą, informaciją. Viskas, žmogus randa informaciją ir žmogus atranda, ko jam reikia. Naujokui ypatingą dėmesį skirkime naujokams, kurie atėję vis klausia, arba net neatėję jau žmonės turi tokią baimę, nuo ko pradėti, ką aš čia darysiu. Taigi naujokai, kurie jau startavo, naujokai pradeda nuo pokalbio su sponsoriumi. Pirmojo video peržiūrą grupėje Mokausi ir augu. Kas nežinote, aš parodysiu, kur tas video yra. Jį būtina pažiūrėti visiems. Ir pokalbio su sponsoriumi metu sponsorius išsiaiškino, kokie tikslai, susiplanuoja kartu ir aptaria, kokius veiksmus žmogus, naujokas mūsų, darys, kad kuo greitesni rezultatai būtų. Aptarti su sponsoriumi. Tai pradėti nuo vardų sąrašo, kontaktų sąrašo. Sponsorius papasakoja, kaip tą daryti. Ir naujokas visada pradeda nuo šiltų kontaktų. Ne į socialinius tinklus, eina į grupės. Prieš tai, kaip eiti į grupės ir dėti skelbimus arba komentaruose komentuoti, naujokas turi peržiūrėti video ir susipažinti su darbu su prieštaravimais. Tai irgi grupėje Mokausi ir augu, susiraskite darbą su prieštaravimais ir jį turi naujokas pažiūrėti būtinai. Prieš eidamas dirbti su šaltais kontaktais, tai yra į socialinius tinklus. O pradėti nuo šiltųjų kontaktų, tai reiškia, kad pirmus 2 partnerius į savo komandą aš surasiu iš draugų tarpo. Tai reikia tik tai užmesti pokalbį, pasakyti, kad aš turiu tokią, radau tokią veiklą, pradedam kartu, ateik papasakosiu ir einam kartu. Viskas, pakvieskit 2 drauges, 2 draugus, ar gyvam pokalbiui, ar tiesiog skambutį, parodot prezentaciją, supažindinat ir turėsite 2 verslo partnerius iš šiltų kontaktų. Toliau veiksmai, ką mes galime rugsėjo mėnesį papildomai daryti, be tų kasdienių veiksmų, tai reklamuokime renginį Romoje, kuris vyks rugsėjo 27-28 dienomis. Nesvarbu, kad jūs nevykstate ar vykstate, vis tiek reklamuokim, nes yra kategorija žmonių, kurie tiesiog nori renginių, nori kompanijos tokių šou ir jiems tas sudomina. Net nestartavęs žmogus gali pasakyti, kad aš noriu vykti į Romą, ar ne, aš noriu renginių. Ir jis ateis į komandą būtent dėl to. Yra kategorija žmonių, kurie ieško ir nori renginių. Bet kokiu atveju renginiai tai yra džiaugsmas, emocijos, tokia didybė kažkokia, tai yra įvairūs iššūkiai, tai yra susipažinimas, bendravimas, susitikimai, daug pliusų, motyvacija didžioji, tai yra šitie renginiai. Reklamuokite renginį, reklamuokite įvairius mokymus kompanijoje, kokie tik tai vyksta pas mus. Taip pat dalyvaukime naujame iššūkyje,
šį mėnesį yra iššūkis pasiekti 8% arba ir daugiau. Ir vėliau apie jį mes pasakysiu, kas tai per iššūkis. Dalinkis idėjomis su komanda, jeigu kyla tik tai kokia idėja, pasiūlyk, aptarsim, darysim, nes tai yra komandinis darbas. Po vieną mes galime pasiekti, lėčiau pasieksime, bet komandoje mes galime tą padaryti žymiai greičiau. Ir štai mūsų 8% iššūkis. Taigi, skelbiu iššūkį šį mėnesį, rugsėjo mėnesį, pasiek 8% ir gauk dovanų kvepalus. Kvepalus pasirinksite patys pagal savo norus. Pagal savo norus. Kvepalus pasirenkat patys. Tai, kaip tą pasiekti, kaip tą padaryti, kviečiu parašyti man asmeniškai, noriu 8% ir mes skambučio metu sutarsim, kada pasidarom skambutį ir aptariam tikslus, planus ir susirašom veiksmus. Nes kaip ne kaip, kiekvienam žmogui tie veiksmai yra skirtingi. Vieni norim taip dirbti, kiti norim taip dirbti. Tiesiog kiekvienam asmeniškai turim parinkti. Suplanuojam ir parenkam veiksmus. Taigi,